Sveiki, aš esu Eleonora Strazdienė, Antakalniečių bendruomenės tarybos narė, šios gražios pakrantės gyventoja, kuri kartu su Nijole Balčiūniene ir Algiu Daveniu rūpinasi, prižiūri šią pakrantę, kontaktuoja su savivaldybė dėl jos priežiūros ir medelių sodinimo. Šiandien norėčiau Jums papasakoti apie mūsų bendruomenės veiklas įvykdytas pakrantėje praeitais ir šiais metais. Tiems, kurie dar nebuvo niekada mūsų gražioje pakrantėje, norėčiau tarti keletą žodžių. Ši zona, rekreacinė zona prie Neries, vadinama oficialiai Vileišio skveru, ji tęsiasi nuo policijos komisariato iki pat VGTU licėjaus buvusios Daukšos mokyklos. Tai maždaug yra 1 km 200 metrų ištisinė juosta. Mes čia turime labai gražų naują dviračių taką, puikiai sutvarkytus pėsčiųjų takus su daugybė suoliukų, dentų šiukšliadėžių. Turime 3 vaikų žaidimo aikšteles, šunų vedžiojimo aikštelę, treniruoklius, vienintelę veikiančią automobiliais neustatytą krepšinio aikštelę visoje Vileišio gatvėje ir daugybę želdinių. Taigi mes stovime dabar priešais policijos komisariatą ir priešais mus plyti natūrali pieva. Kaip gimė idėja padaryti, turėti Antakalnio pakrantėje tokią natūralią lietuvišką pievą, kurioje žolė būtų pjaunama tik 1 arba 2 kartus per metus. Pati idėja gimė man, pamačius, kaip atrodo natūralios pievos prie Karaliaus rūmų Osle. Jos ten užima 1/5 viso parko ploto, maždaug 5 futbolo stadionus. Ir man pasirodė taip gražu ir taip netikėta pačiame miesto centre, kad pagalvojau, jog būtų visai verta turėti panašią pievą ir mūsų pakrantėje. Kadangi mes turime Antakalniečių bendruomenės Facebook'o grupę, kurioje yra apie 7000 narių, pateikiau šią idėją toje grupėje, susilaukiau, sakyčiau, pakankamai didelio palaikymo. Ir tuomet parašėme su bendruomenės taryba raštą savivaldybei. Tai buvo turbūt pats greičiausiai priimtas savivaldybės sprendimas, nes jau kitą dieną man paskambino šį skverą prižiūrinčios įmonės Stebulės darbuotoja Tatjana ir pasikvietė mane nužymėti natūralios pievos ribas, kad netyčia jie jos nenušienautų. Taigi nuo šių metų gegužės 5 dienos mes galime stebėti, kokia augmenija pradeda augti šioje pievoje. Be abejo, ją reikės prižiūrėti ir ją rūpintis, nes matosi, kad dirvožemis čia yra labai nevienalytis. Vienose vietose yra derlinga žemė, ten auga svidrės, nes jos ir buvo užsėtos praeitais metais. Pavyzdžiui, šita dalis prie policijos komisariato yra labai skurdi, vienas žvyras, statybinis laužas ir mes ketiname pavasarį užpilti čia juodžemio ir pasėti tokias skurdesnės dirvas mėgstančių augalų. Šiuo metu yra rengiamas stendas, jis bus iš 4 dalių, turbūt mes įstatysime kažkur šioje vietoje, kur gyventojams paaiškinsime natūralių pievų naudą, jų tų pievų atliekamas funkcijas ir kodėl būtent mes turime ir gėrimės šią pievą. Taip pat norėčiau Jums papasakoti apie dar vieną iniciatyvą, kurią mes vykdėme kartu su Medelyno Dendropark. Jis yra Klaipėdos rajone. Ir kai perskaičiau jų puslapyje, kad jie rengia pavasarinę medelių sodinimo akciją ir dovanoja 30 medelių, parašiau jiems laišką, nes ten buvo reikalavimai, kad turi būti, ne verslo organizacija, tai turi būti visuomeninė organizacija. Ir tiesiog reikėjo įrodyti, jog kodėl būtent mums reikia tų medelių. Parašiau tokį laišką ir mes laimėjome kartu su Vilniaus vaikų darželiu Ąžuolas. Buvo labai daug pretendentų, labai daug norinčių. Ir tada važiavome į Klaipėdos rajoną parsivežti tų medelių. Parsivežėme jų, gavome daug berželių,
Gavome tokių labai egzotiškų augalų, kurių vieną pasodinome va čia prie policijos komisariato, dėja jo nesimato, tai yra japoninė safora. Labai įdomus akaciją primenantis medis, tikėkime, kad jis prigis. Bet štai va čia dabar mes kur einame, tai einame prie 3 himalajinių berželių. Ir ten toliau matysime lieknuosius 3 berželius, kuriuos mes sodinome kartu su policininkais ir gaisrininkais. Tai buvo tikrai labai smagi, labai linksma akcija. Ir manome, kad bendradarbiavimą su policija mes pratęsime ir kitais metais. Jau šnekėjome apie tai, kad šioje vietoje reikėtų pasodinti ir daugiau pušelių. Policininkai žadėjo jomis pasirūpinti. Taip kad turėdama šitokią progą, turbūt kviesiu visus klausančius šio reportažo prisidėti, ateiti, padėti mums, nes rankų visą laiką trūksta. Kai pasodinome šiuos berželius, po keletos savaičių pamatėme, kad atsirado dar 4 medeliai. O štai ten toliau matosi 3 kleveliai ir va čia viena lieka. Nežinom, kas jas pasodina. Dabar mes praeisime truputėlį toliau mūsų pakrantę iki liekninių beržų. Ir aš norėčiau dar pasakyti, kodėl būtent ši vieta buvo pasirinkta natūraliai pievai. Tai va taip natūraliai ir buvo pasirinkta, nes jeigu jūs pasižiūrėsite, kaip atrodo aplinka prie šio namo, tai ji yra visiškai natūrali. Čia gyventojai kažkaip yra atsipūtę, jie netvarko, neįrenginėja jokių gėlynų, nedaro jokių gyvatvorių ir tai, kas auga, čia labai sėkmingai auga. Ir patikėkit manim pavasarį, kai mums taip trūksta žalumos, kai praeini va pro šitai senas liepas, tu pamatai visą pavasarinių lapuočių miškų augalų įvairovę. Įsivaizduokit, eini ir matai, žydi žibuoklės, žydi plūkės, nuostabus augaliukas, paprastasis rūtenis, ten kiek toliau česnakūnės ir tiesiog neatsistebi, kaip mieste va tokioje vietoje auga tokie nuostabūs augalai, kuriuos sutiksi tik miškuose. Vieta pasirinkta ir todėl, kad, kaip ir sakiau, dirvožemis yra ganėtinai skurdus, o specialistų nuomonė tai yra labai tinkama vieta būtent įsitvirtinti smulkių pievų augalų sėkloms ir joms sudygti, nes jų nenustelbia stipresnieji augalai. Be to čia nėra nei suoliukų, nei išvaikščiotų takelių, nei kažkokių kitokių čia vykstančių veiklų. Todėl labai šaunu, kad tokį 23 arų sklypą mes galime skirti būtent natūraliai pievai. Na va, jūs matote, dabar čia yra liekninis berželis. Taip gražus toks pavadinimas, iš tikrųjų labai lieknas. Jis netgi su žirginėliais. Gaila, kad numetęs lapelius ir mes negalime parodyti, koks jis buvo gražus, kai mes jį pasodinome. Gal truputėlį jis ir šešėlyje, bet tikėkime, kad jis, kaip sakant, įsikeros ir užaugs. Nes su meile vis tik buvo sodinti šitie mūsų 6 berželiai. Iš 30 gautų augalų mes 8 medelius pasodinome pakrantėje. Taip pat pasodinom 4 krūmus, o likusius medelius išdalinome vaikų darželiams, atžalėlėms, kaštonui ir naminukui. Jie taip pat čia yra pas mus Vileišio gatvėje. O kitus krūmelius ir medelius pasiėmė daugiabučių gyventojai. Tie, kurie pirmieji mums parašė, kurie norėjo pasipuošti savo aplinką, mes jiems mielai skyrėme tuos medelius ir krūmus. Tai manau, kad Dendroparkas tikrai turėtų būti patenkintas, jog jie taip gražiai prisidėjo prie mūsų aplinkos gražinimo. Bet jeigu dabar atsisuksime mes į tą pusę, tai aš labai džiaugiuosi, nes prieš kelias dienas čia seniūnija pastatė šioje vietoje suolelį. Ir be abejo, turbūt tų suoliukų bus dar daugiau. Pakeliui norėčiau parodyti, gaila, kad nesimato, nes medeliai numetę lapus, partizaninę
klevelių giraitė. Nežinome, kas ją pasodino, bet klevelių čia iš tikrųjų yra labai daug, virš 15 ir aš įsivaizduoju, kaip jie užaugs, kaip čia bus nuostabu, turbūt kaip Sapiegų parke, kai jie visi numes lapus ir mes gėrėsimės jų spalvomis. Manau, kad nelabai kaip pavyks papriekaištauti gyventojams, nes jie vis tik atsižvelgė į visas komunikacijas, į tos kanalizacijos vamzdynus ir palyginant gerai susodino grupuodami klevelius, taip, kad jie netrukdytų visiems tiem vamzdynam. Štai dar ir čia mes jau matome keletą. Ir labai džiaugiuosi, kad šioje vietoje atsirado trejetas prigijusių pušaičių. Prieš 1,5 metų savivaldybė nusprendė pasodinti pakrantėje 100 naujų medelių. Ir labai malonu, kad jie pakvietė bendruomenę pasitarti, kokių medelių mums labiausiai reikėtų. Facebooko grupėje pravedžiau tikrai didžiulę diskusiją, ji buvo labai aktyvi, daugybė gyventojų dalyvavo ir siūlė, kokius medelius sodinti pakrantėje ir kokiuose vietose. Tai pagal statistiką laimėjo pušelis. Iš tikrųjų žmonės labai nori to žalumos ne tik vasarą, bet ir žiemą, todėl daugiausiai norėjo pakrantėje pušelių, paskui ėjo tradiciniai medžiai, liepos, klevai, kai kas norėjo ir gudobelių. Ir labai malonu, kad iš tikrųjų Giedrė Čeponytė, želdynų skyriaus vedėja, ji labai atsižvelgė į mūsų pageidavimus, į mūsų norus ir sustatė tą medelių ir krūmų sąrašą pagal mūsų pageidavimus. Mes ėjome šią pakrantę kartu su ja ir Balčiūniene, ir Daveniu ir rinkome tais vietas, žiūrėjome, kur kokį medelį geriau sodinti. Taigi, kaip ir sakiau, čia atsirado 5 pušelės, deja 2 iš jų neišgyveno. Mes matome taip pat liepeles ir klevelį šioje vietoje. O štai čia šitas plotas priešais 24-ąjį namą turėjo būti skirtas šermukšniams, bet kadangi jų buvo netiek daug, išdalinome juos per visą pakrantę, tai čia dabar mes turime labai gražius šermukšnius, jau žydėjusių šiemet ir vaisių dėja dar kol kas nedavė jie mums. Yra tokia idėja, kad galbūt Vileišių ir Antakalnio gatvėje gims sūnelis, gims vaikutis ir tėvai norės pasodinti šioje vietoje šermukšnį, berniukų. O toje vietoje, kur mes toliau šnekėsiu aš apie Obelaičių sodą, galbūt atsiras tėveliai, kurie turės mergytę ir taip pat jie norės pasodinti ir po to prižiūrėti obelaitę. Na va, kaip tyčia, kai priėjau prie Obelų sodo ir norėjau parodyti štai šitą gražų užrašą "Leiskime augti", kurį įkalė čia prie Obelaičių savivaldybė, jis ėmė ir nutrūko, uolas įsitraukė, reikės neštis namo ir sutvarkyti. Na, būna visokių tokių atvejų, bet šita vieta man yra pati svarbiausia ir pati gražiausia ir labiausiai džiuginanti širdį, kadangi dabar aš jums rodau mūsų dekoratyvinio Obelaičių sodą. Pati idėja pirmiausiai kilo ne mano, Nijolei Balčiūnienei, kažkada mums čia vaikštant pakrantę, bet kažkaip ji man nutūpė į galvą ir aš vis praeidama pagalvojau, iš tikrųjų, kaip būtų šaunu, jeigu mes šioje vietoje priešais 24-ąjį namą turėtume Obelų sodą. Kai savivaldybė sodino 100 medelių, paprašiau, kad pasodintų šioje vietoje 3 obelis. Ir štai dabar mes turime uoginę obelaitę, miškinę obelaitę ir Zyguldo obelaitę, labai stambius, gražius medelius, kurie jau šiemet puikiai gražiai žydėjo. Tai, kad atsirastų šičia esančios 21 obelaitais, prireikė šiek tiek laiko, nes su gyventojais, antakalniečiais reikėjo aptarti šį klausimą ir Facebook'e vyko labai arši diskusija. Maždaug pusė gyventojų norėjo vaismedžių sodo, pusė gyventojų buvo kategoriškai prieš ir turėjo gana svarius argumentus, nes vaismedžių nieks neprižiūrės, obuolių nerinks, jie pus, veisis širšiais, gels vaikus, sukels alergijas ir visokius kitokius baisius dalykus. Galų gale tiesiog visi nubalsavo, 50 buvo prieš, 50 buvo už, maždaug taip. Ir ką tada reikėjo daryti? Ieškojom kompromisinio varianto ir pateikėme pasiūlymą sodinti čia dekoratyvinės obelaitės, kurios mezga mažus vaisius, kurie dažnai lieka ant šakelių, neteršia visiškai aplinkos. Ir
Šis buvo variantas palaimintas. Tada mūsų bendruomeniai sudalyvavo aplinkosauginėme projekte, gavome šiek tiek pinigų ir Gedemino soduose, Medelyne, Molėtų rajone, nupirkome 10 kelsi rojaus obelaičių su labai gražiais rausvais lapeliais ir nuostabiais alyviniais žiedais. Tikiuosi, čia parodys dabar nuotrauką, kaip jos atrodo, kai jos žydėjo. Labai džiaugiamės, kad savivaldybė žinodama, tiksliau Giedrė Čeponytė žinodama, kad mes šioje vietoje norime kurti sodelį, pasiūlė bendrovei Integretrans, kurie norėjo suteikti tokią dovaną Vilniui, pasodinti kažkiek medelių, pasiūlė būtent šią vietą ir netgi pačias obelaitės, Zyboldo veislės obelaitės, kad jie pasodintų būtent šioje vietoje. Taigi jie mus šiek tiek ir aplenkė, jie truputėlį anksčiau jas pasodino, va čia tos kraštinės obelaitės, jos 11 obelaičių būtent sodintos yra šios įmonės darbuotojų. Labai džiugu, kad šalia sodelio atsirado štai šitas akmuo, jis visą laiką čia buvo. Ir mes nusprendėm, kad reikia pažymėti šitą gražų faktą. Ir bendruomenė padarė štai tokią lentelę. Šeimų sodas. Ir jūs čia matote, kad obelaitės sodino šitais 3, tai savivaldybė, ar ne? Zyboldo obelaitės Integretrans. Pamiršau pasakyti, kad visoje sodinimo akcijoje, kai bendruomeniai sodino savo kelsi obelaitės, dalyvavo 3 darželiai ir jų tėveliai labai gražiai kartu su vaikais atliko šį puikų darbą. Aišku, obelaitės pasodinti yra labai lengva, kai daug yra padėjėjų, bet deja, tų padėjėjų netiek jau daug yra, kai reikia obelaitės laistyti, genėti, prižiūrėti. Ir čia yra ta pagrindinė problema, nes praeitą vasarą buvo labai sausringa ir tada nieko kito nebeliko, kaip kviestis pagalbon per Facebooką kaimynus, kviestis gerus žmonės padėti palieti obelaites. Be galo džiaugiuosi, kad tokių anonimiškų žmonių atsiranda, kurie neviešina savo gero darbo, nesigiria jais, bet ateina tiesiog mums labai trūksta šioje pakrantėje tokių pagalbininkų, tokių žmonių, kurie žiūrėtų į aplinką kaip į savo nuosavą kiemą. Kartais sulaukiu priekaištų, jog turbūt uzurpavau, okupavau šitą pakrantės dalį, ko aš čia taip ją rūpinuosi ir čiagi ne mano, čia visų. Tai iš tikrųjų aš noriu pasakyti, kad visa ta aplinka, kurioje mes čia esame, kur prieš tuos namus, kuriuose gyvename, tai yra mūsų. Ir tai mūsų visų reikalas, visų mūsų antakalniečių, rūpintis tais medeliais ir tais krūmais, kuriuos pasodino savivaldybė arba pati Antakalnio bendruomenė. Taip pat norėčiau parodyti, kadangi jau esame šalia mano namų, štai yra Vileišio 25 namas, kuriame aš gyvenu. Ir kaip tik šalia mano namo yra, kaip jau sakiau, vienintelė Antakalnyje, tai yra ne Antakalnyje, bet Vileišio gatvėje, krepšinio aikštelė. Neužstatyta dar automobiliais, veikianti, visą laiką vasaros metu pilna krepšinį žaidžiančių ir vaikų, ir suaugusių. Į šią aikštelę ateina netgi prancūzų mokyklos mokiniai su savo mokytoju, ne kartą juos čia matau. Ir visą laiką labai džiugu, kad veikla, kažkoks gyvenimas, sportinis gyvenimas čia verda. Štai mes dabar praeiname pro šulinių dangčius. Va čia yra 3 šuliniai. Norėčiau, kad juos parodytų. Kaip jums jie atrodo? Man tai jie atrodo klaikiai. Baisūs, seni betoniniai dangčiai. Ir kai nupjauna čia aplink esančią veją, tai jie tiesiog ypatingai bjauriai atrodo. Kartą, kai žolė dar buvo užaugusi, aš staiga pamačiau, kad jie labai gražiai apaugę migliniais augalais, tokiais aukštais augalais. Ir štai padariau va tokią nuotrauką, kaip pasiūlymą, kaip galėtume pridengti šituos betoninius dangčius. Taip pat vieną kartą išlėkiau kaip jovė traktoriuką žolę prie obelų sodelio.
Ir pamačiau, kaip jis gražiai zigzagais išvažinėjo tą veją, vienose vietose liko nupjauta, o kitose jau įskusti gražūs takeliai. Ir pagalvojau, o kodėlgi taip ir nepadarius, kūrybiškai nenupjaus vejos, kad žmonėms norintiems su šuniukais pasivaikščioti būtų lygi veja, o štai medeliams prie jų šaknų būtų daugiau kitų augalų, nes juk augalų šaknys, piktžolių šaknys sulaiko drėgmę ir tada mums nereikėtų tuos medelius taip lieti. Šioje erdvėje tarp 24 ir 25 namų mes turime labirintą. Jis buvo padarytas čia prieš 7 metus, tuo metu aš dar nedalyvavau mūsų bendruomenės veikloje. Reikia pažiūrėti lentelę, labirintas turi savo vardą, jis vadinasi Gyvūnė. Ir čia parašyta, kad jis skirtas Sarmatijai. Turiu pasakyti, kad gyventojai praeinantys, pravažiuojantys dviračiais visą laiką čia sustoja ir praeina šitą ratą, šitą labirintą. Labai jis yra mėgiamas vaikų. Pabaigai norėčiau pasakyti apie ateities planus, ką iš tikrųjų aš pati norėčiau ir galbūt siūlysiu bendruomeniai dar padaryti šioje atkarpoje nuo 21 iki 25 namo. Įsivaizduoju, kad pakrantė yra labai įvairi, kadangi ji yra ilga, mes galime suderinti įvairių gyventojų poreikius. Ir aš dabar matydama, kad mes ten turime jau natūralią pievą, norėčiau, jog šis pakrantės gabaliukas būtų naturalistinis. Aš įsivaizduoju, kad kažkur ten per vidurį turėtų atsirasti natūrali iš gamtinių medžiagų sukurta vaikų aikštelė. Be jokios skaldos, be jokių akmenukų, juo labiau be jokių betonų. Tiesiog ant vejos, iš medžio, iš akmenų, kokie nors sportiniai įrengimai, kokie nors karstyklės, kad vaikai būtų kad jie būtų tiesiog gamtoje, jų kojytės būtų ant vejos, o ne ant asfalto, kad jie tą gamtą priimtų į save. Taip pat labai norėčiau, kad prie obelų sodelio kada nors surengtume kokios nors meilės, lyrikos arba tiesiog poezijos festivaliuką arba tokį vakarą, kur susirinktų visi aplinkinių namų gyventojai. Galbūt pasikviestume bardų, pasikviestume poezijos skaitovų, juk yra tiek gražių eilėraščių apie gamtą, apie medžius, ir padarytume tokį jaukų vakarėlį. Tai tiek turbūt būtų šiam